daryk. Dabar yra 5 valandos, kuriuo autobusai nevažiuoja. Mum po 5:37 yra traukinys. Ir nežinia, dabar atspėsim net. Nieko gatvėse nėra. Pažiūrėsim, ar dabar galim kažkur kitur nuvažiuoti. Nu, gaunasi taip, kad pamiegojom 4 valandas ir pasikeitė planai, važiuojam šiandien į Kaišiadorys. Iš pradžių varom į bažnyčią, nes sekmadienis. Judam. Taigi, kaip matot, planai gali pasikeisti. Nusipirkau biletą už 3 eurus pirmyn atgal iki Visagino. Bet gaila, 5 ryto nieks nevažiuoja. Todėl ir varom į Kaišiadorys. 30 minučių traukinuku. Pažiūrėsim, kas ten gero. Žmonės, aptikau Final Boss. Bus dvikova. Dar turim 10 minučių iki traukinio maždaug. Šaunam iki ekspreso. Kurį jūs griebėt? It's treat yourself day. 5 minut. Liko 5 minut. Pirmą kartą važiuoju į Kaunas Vilnius traukinį, bet ne į Vilnių važiuoju, į Kaišiadorys. Pirmos klasės tualetas. Iš tikrųjų tai dar prastesnis. Prieina prie manęs ir sako, jūs pirmą klasę turi būti. Ir aš užmiršau, kad aš nusipirkau už pirmą klasę Camp Centą. Aš nežinau su talpų, pažiūrėkit. Aha, beveik. Antroji klasė ten apačioje yra invalidam noros, ir jis ten telefoką dydžio. Ir naudingesnės kelionės. Būsi? Kaišiadorys. Atvažiavom į Kaišiadorys. Labai gerai. Senoviška tokia stotis. Vaibas tikrai. Vairės. Susimokė eurą, pusę valandą per priekį, pusę atgal. Su vaibas aš negaliu va taip pakeliauti. Exploration begins. Laiptukai. Aš nežinoti, kur Kaišiadorys. Bet tikriausiai čia. Iš tikrųjų labai sofistikuotas stotis su invalidais. Kodėl aš vis laik sakau G. Įdedu. Nes jie top G. My disappointment is immeasurable. Dabar yra 1 valanda, todėl turim 5 valandas su pusę maždaug paeksplorinti ir atlikti šitas užduotis. Pirma užduotis – pasistatyti mahaką. Kita užduotis – pasidaryti vakarienę. Trečioji užduotis – įsimaudyti. Ketvirta – surasti Kaišiadorių top chill spotą. 5 – sušnekti su Kaišiadoriškiu. Taip sakosi, ne? 7 – paparikūrinti. 8 – paglostyti mešką. 9 – patranzuoti. Gal. Ir 10 – have fun. Palyginus stotis yra wow. Pirmoje klasėje, ne mokykloje, o traukinyje duoda akvilės, žinokite. Čia vienintelis pliusas, nu ir sėdynės biškai mėlynesnės ir plaukeliukai. Ragaujam, gal skanesnė akvilė, suprantat, nes čia premium klasė. Kol kas gyvena Kaišiadoryse 3 žmonės, matau. Vietinė aibė. Kariniai tankai kažkokie. Tiesą pasakysiu, į mane žiūri kaip į zoologijos sodę pasijaustum. Arba kaip kokį juoduką Lietuvoje sakyčiau. Pažiūrėkit, kas čia toks svečias. Nes čia visi pažįsta, Karantas spėju. Čia šitas yra Antanas.
Labas, Antanai. Ai, oi, Antanina. Šitas uogas valgomas ir nevalgomas. Pabandom. Toks kaimas kol kas atrodo. Tai ir yra kaimas. Punsaka, tu Punsaka, Punsaka. Partizanų gatvė. Partizanų gatvės pavadinimas mus nukelia į 1740 Liepos pabaigą. Aš nežinau, ką aš ten skaitau, kaip reikia. Maždaug skaitau. Žodžiu, partizanai čia buvo. Pagal mūsų vardus irgi pavadinti miestai. Pavyzdžiui, aš Augustas, turiu Augustavą. Turi būti kažkas, kad pagal tave pavadintų miestą. Jau visi esam kažkas. Nereik būti žymybė, kad būtum asmenybė. Eini ir pamatai. Daug bokštų, matau. Vieną dieną lipsim ant tokio bokšto. What? Bro, what are you talking about, man? Man aukštis nepatinka, bet reikia iš komfort zonos lipti nuo... Opa! Laukinį abaliuk. Opa! Valymo procesą, kaip visi darot. Kur mes esam? Ai, kai šią dūriu abalį. Fu! Libaiskaniu. Vaikai, nedarykit taip. Jeigu kažkada galvojate, kur tas mano radiatorius dingsta, kai jau kraustotės ir nebereikia jo. Štai ir jis. Ir tavo vonia, ir kateliukai, visi metaliukai. Wow, šitie gal nebeveikia jau. Tiesus keliukas reikalauja oboliukas. Kaip toli numesiu, kaip galvojat? Nuridensiu turiu minį. Kiek nuridensiu? Yes. Žinokit, neberandu. 3 motociklai pakeliui pravarė. Ar mes netyčia įvykdysim savo side questą šiandieną? Patranzuot kažkoks mašinų parkas. Per mašiną. Kažkoks bokštas. Are you thinking what I'm thinking? Exploration. Tenais yra normali mašina. Ir tikriausiai yra normalūs žmonės. Ne kaip aš tiesiog ramdam visur jie vaikštinėjų. Lipam ant tų. Šatiliau. Jeigu aš bėgsiu, dar blogiau atrodys. Visokios dalys. Čia yra takas. Čia traukinukas yra. Negi aš pirmą kartą užlipsiu ant traukinuko. Ujabauta daugas. Mes čia greitai užlipam, nulipam, viskas. Tikrai netobula vieta lipti. Wow. Čia nėra gripo. Tai gal todėl visai baisoka. Esame po traukiniu. Wow. Pažiūrėkit. Ten kažkas juda, kažkas krapšta. Kažkas ateina. Čia yra kopėčios. Užteko, vieną kartą užlipom. Side questas done. Crazy nice. Kur mes randamės iš to, nežinau. Pirmą kartą. Ar šituo hitchhikintume? Oficialiai. Legaliai turiu. Nežinau, kur esu. O, čia žmonės yra. Labai įdomu. Einam atgal. Nieko blogo nedarau. Aš tik apsižiūrinėjau. Įsivaizduojat va taip va, hitchhikinti. Pasiėmė tokį va. Iškratėjom ten ir grįžtam. Tokį užlipti būtų bairis, bet
pati pradžia pasitrenavimo. Dabar pamastau, be apsaugų tokį lipti, o tai dar didesnius. Aš galėjau bandyti rizikuoti daugiau tenai šaknėti, eksplorint, bet kam? Na, ta prasme, aš pabandžiau, man patiko, bet žinai, toks tipo ir pavojinga iš tikrųjų. Čia dėl to pagrinde, gal netyčia nuslysti dar kažkas, nežinia. Ir aišku, nežinia, kiek ten, žinai, žmonės pyktų, nepyktų. Bet supranta, taip neplanuotai, tiesiog įsuki į kokias kelsgatį, bam, kažkas tenais. Tik žiūrėkit, nedarykit taip, stebėkit savo sveikatą ir saugą. Įrenginį komforto irgi stebėkit. Tokiais momentais pasiilgstu savo gerą draugą. Ridikėlę. Jis dar nemirė, viskas gerai, jam patiktų tokie keliukai. Va, tenais buvom. Čia atrodo tokia facility, kur will lock you in a room. Kokio dydžio patalpos. Ir viena mašina. Ką čia laiko per prievartą kiek žmonių? Einam, užklausim. Gal leis turą padaryti tokio dydžio patalpos? Ką jie čia daro, kas čia tokie, kas čia vyksta, nesuprantu. Kodėl čia random stotelė yra? Labai oficiali tokia kompanija, atrodo, aš toks labai... Ar gal atrodo oficialus, nu aš juk youtuberis. Gal angliškai man šnekė. Durys atsidarė. Eik tu savo. Wow. Liftas irgi atsidarė. Antras aukštas veikia. Aš jau kiek kartų kartoju. Nebandysi, nežinau, aš nežinau, kur dabar einu. Gal į kokį laboratoriją. Čia atidarytos durys. Kavinė. Nu, pasirodo, juk savaitgalis, todėl nieko nėra žmonių. Aš tiesiog įėjęs sargybinis atvaro greitai kvepuodamas. Gražiai pašnekėjau, supratau, kad čia mąstantis žmogus ir viskas gerai. Kodėl filmuot negalim? Ne? Šildymo kompanija, tokio dydžio. Nežinau, seniukai, nežinau, ką jūs čia darot. I got my eye on you. Wow, skambutis yra. Galima tyliau, biški? We do not care, bet žiūrėkit, ką aš radau. Ženkliukas. Renku ženklus, nu taip, renku, tai turiu minėti didelę kolekciją, turiu 2 net, man rodos, kada žygiavau irgi. Imt ar neimt, va čia klausimas. Bet va, jeigu esat tokia kompanija, ne, kaip va tava, turit bele kokio dydžio patalpas ir jos ten beveik atrodo nenaudojimus, nu, savaitgalis ypač. Kas jums trukdo išnuomoti jas kažkam? Pavyzdžiui, nu, ne paintballui, bet nerf gunais. Eik, jeigu turi patalpas, susisiekiam, susirašom, versliuką padarysiu. Gerai, jum procentų. Pem ant pem, mačiau pilną videkų, kaip Lietuvoj meškutės atsirado. Šitas tai man tai jau nepatinka. Ant tokį tako ir taip žiūriu, o, šalia meška. Išpratėjau. Žinai, tu mastai dažniausiai atsisėdi savo, išlipa atidarytos duris, juk vidurį niekur, kas čia vaikščios. Nu ir būna va tokių grybų kaip aš. Klausimas, kokios intencijos tų žmonių. Vyvau. Į tokį prūdą irgi bairis būtų. Ne bairis. O kodėl ne? Nu, o kodėl ne? Va šitą reikia pasakyti. Ir man dažniausiai tas ne yra nelabai vertas. Tualetas vidurį niekur, kad nieks negirdėtų tavo stenimo. Jau. Kas sugalvojo šitą ženklą? Nu, jūs unikalūs, bet reikia ir praktiškumo, nes net nesimatot. Jau, čia Kaišiadoryse esu. Sėdėjau, grybavau ir mašiau. Bam, bop, pow. Break it down. Amfiteatrą pasistatė Kaišiadorys. Iš tikrųjų žiauriai bairis, jie kažkokį renginuką daro. Kas tai labai mažiukai atrodo, bet aš vis labiau pačiam centre. Skanėstą ant galo, kaip sakoma, pasilikti. Persėsim biškį čia. Bet reikia įvykdyti vieną iš side questų. Parkour! Užkasim. Turim riešutukų, turim kokoso. Coconut nut. The water.
Šitie, sponsor me, please. Somebody. Darykit šitus rieštukus. Almond. Kaip čia, lietuviškai? Nežinau, almond. McDonald's riešutai kažkoks karamelizuotas cukrus. Bombastic. Čia sakyčiau, žinokit, spotas. Kur mes randamės? Kaišiadoris. Čia topinis spotas, žinojau. Čia topinis spotas, Kaišiadoryse kol kas tikrai. Man dedu laiką. Toks koncertukas vyksta Amazinge. Čia iš bėdos galėčiau hamaką pasikaminti. Augustai. Alio. Ir kokį hamaką? Mahak. Laipteliai. Primena kokį Palangą, jūrą. Net kamerytė yra. Aš čia persirengt norėjau. Žiūriu, kaip toli mes nuo traukinių stoties. Dar liko daug laiko. Bet vis tiek reikia turėti kažkokį planelį pasiruošus, va. Ketinau Visaginą, atsidūriau Kaišiadoryse. Taip jau būna. Aš improvizacijos profas. Valandą peškute iki traukinių stoties. Aš jau valandą jau. Į tų likusi maniau. Bet, manau, gal miestą surasim. Ten yra tas vienišas Šreko būdelė, bet jis toks laukinis, o aš kaiminis. Kaip čia kitaip? Ne, o aš miestinis. Taip va. Čia epic spotas pakempinti. Kerdė, jo. Nu, matom dar vieną side questą hebrydę. Bandysiu daryti viską su kuprinė, nes čia yra natūralus man įsidėjimas jūsų. Bandom. Sunku kabiškai. Jūs matot kažką? Opa. Gerai, vienas. Ir du. Easy. Kaip čia dabar nuvaryti? Op. Jo, sunkesnis. Eik tu savo išjudu dar. What the flip, brother. Aš. Rankytas kaip jaučias. Opa. Kai tu savo bėgat, jūs bėgat. Opa. Stasiu kamerą. Opa. Fuf. Seniukai. Parkour. Nestrodė. Plojum challenge'as, jeigu Kaišiadoryse su kupčiaku. Meskit ant galo. Nukriščiau. Tas vidurinis mane išblaškė. Dabar varom bandyti įsimaudyti. Kol kas experience'as yra pozityvus labai. Geriau nei namie būčiau sėdėjęs beždėjęs. Life is Amazinge. Matot, jūs man duodat motivacijos. Jeigu nebūtų kameros, Amazin ar aš ten perinu, neperinu. Bet iš tikrųjų tai biškiai man padeda. Kad davai, pušas, nu. Ir nebūčiau dabar šiandien Kaišiadoryse random išvažiavęs, jeigu neturėčiau šito kanalo. Aš tai, kur mano močiutė šiaudinė šluotos, nu. Čia priedanga nuo lietaus. Parkour. Reikia paprašyti, kas iš to apipurkšto. Tvorelė yra. Tai nelimsim tada. Vau, žmonės čiaunasi rūbus lauke. Exploration. Ne. Lauko tenisiukas, kašiukas, crazy. Kas čia, kurortas irgi, nu, primena uostą kokį. Ten gan aukštai palyginus. Ir aš su kamera, nežinau, reikėtų ją kažkaip prisirišti. Čia tai dar nieko. Bet... Ką aš suskaičiavo, kiek laiptelių? O, seniukai. Eik tu švilpt. Wow. Esat kažkada nušokę? O jūs pačios iš Kaišiadorių? Tai labai fainas miestelis. Fainas moteris. Let's go! Labai gerai. Baisiausia tai pradėti.
Žinai, koks atstumas. Galiu pašokti. Nu, bandom. Ne, bet čia dar nėra taip giliai. Come on. Vien, du, trys. Let's go! Wow! Kai, aukštai, eik, pasau! Tam patiltas. Adrenalinas. Kaip degas. Aš lietas. O mes į tokio, žinai, pavalgę. Mes jau moteris. Nu ką, pakalbėjom su Rita. Po visų emocijų, po visų wow pokalbių reikia grįžti. Let's go. Čia skyliai tiesiog. Nu, nekoks tualetas, bet kažkas yra. Aš mąstau ar dėti į top 10. Kaišiadorys, tiesiog toks mažas miestelis. Gal ir taip viską sudėliojo, kad šiandien nevaryčiau, kur planavau Visaginą, o čia su žmonėm kai kuriais, nu, bairis. Gyvenimas yra improvizacija. Kas su tais motociklais? 10 motociklų. Paminėjau, kad 10 motociklų mačiau, tai dar plus 10. Road again. Kas čia per skulptūrą? Einam paliesti skulptūrą. What does the fox say? Ir Maksimą turit? Ir Muhaną? Wow, 3 eurai Muhanui. Kvapas gerulis, Fresh Taste Bistro. Bыстрее! Ar mes matome biblioteką? Jo, kartai žinokit, bibliotekos nustebina, ypač Kaune. Uždaryta. Biblioteka visiems, nu, pasirodo ne visiems. Kaišiadorys, ten dar tinklinį kapoja. Seniukai, žinok, kelsiu tave iki top 10. Dar vakare lempas jungia, tai irgi toks pusiau kurortelė, sakyčiau. Ką čia per rūmai? Disc golfas dar yra. Disc golfas. Stalo tenisas. Ne, nu, viskas kyla į top ten. Bet palyginus su dydžiu, 7, dar net ne viską išeksplorim. Kokio storumo ąžuolai. Nu, kažkas grafiti moka piešti. Šitas visą laiką man yra mistika. Tokia mistika. Ką tu čia treniruoji? Ką tu čia dabar darai? Kas čia, tipo, didžėjus kilusus? Va, kūrybiškumas, nu hebrytė. Skydrinė kažkokia senovinė, sovietinė. Tai žmonės kažkaip išnaudoja. Kiuko kakiuko. Daro meną. O tokiems įdomu. Sovietiniai šitie. Tikrai. Sunku su ta kamera, suprantat? Sunku su jumis. Aš aukojusiu. Aš toliau kažkaip įsivaizduoju, kad kokius 100 metrų, 200 metrų tie bokštai. Apsikakojimas, ką? Lipom žemyn. Prisilaipėjom jau šiandien. Kapoja faliuką, kapoja tinklinuką. Teisingai, kaip ryte darot. Kaišiadorių kultūros centras. Einam pasikultūrę. Kultūros centras ir neįleidžiat. Minusiukas. Nu, tokios normos dar nematęs. Pasirodo, mes esam prie pat traukinių stoties. Ir aš išlipau į kitą pusę, ten buvo tiltas. Jeigu tu varai į priešingą, kaip aš variau, nes jūs matėte, kaip aš variau, tada tu iškart beveik miestėsi. Bet nebūtume varę, nebūtų tų adventure. Kas čia vyksta? Kas kelias? Visą skulptūrą arkivyskupui žmogui padarė.
šuniukas, tai... Kviečiai dangų hebrytę. Viskas. Kas su juo, tas su juo. What is he doing? He's beginning to believe. Faktas, kažkada laikas bus. Visiems. Toks atidarimas. Wow. Piligrimo pase. Vaizdos po truputį užgyja. Kad ir skirtingai mąsto žmonės, bet, komunikacija yra naudinga ir diskutuoti, komunikuoti reikia ne tik tais dėl kitų, kad, pavyzdžiui, kažkur įklimpa arba nesąmonės galvoja, bet taip pat ir savęs, gal tu pats irgi kažką, neteisingai mąstai, reikia pasitikrinti ir mes visi ieškom tiesos. Kai kurie gal ir neieško, bet aš siūlyčiau visiems ieškoti tos tiesos, kas tai yra tiesa, ta objektyvi tiesa, kad visatoje yra ta objektyvi tiesa, ne tik tai subjektyvi, kad mano tiesa, nėra to Dievo, yra tas Dievas toks ir toks, bet koks iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų viskas prasidėjo. Aš tai asmeniškai tikiu, kad yra kažkokia pradžia, turėjo būti kažkas pačioj pradžioj, nes taip pat tas Big Bangas, bet gerai, kas sukūrė tą tašką. Kiti klausia, kas sukūrė tą Dievą. Jeigu Dievą reikėtų sukurti, jis nebūtų Dievas. Pačioj pradžioj jis buvo, nes jeigu jis sukūrė tada, kas sukūrė tą Dievą, kas sukūrė tą Dievą. Jis sukūrė laiką, materiją ir erdvę. Mes juose esame, bet jis yra virš tų ribų, bet atėjo į tas erdvės per Kristų. Ir jis yra asmeninis Dievas. Bet jis nesiverš į jūsų namus, nesiverš į jūsų širdis. Tai kas nori, tas tiki, kas nori, netiki. Darykit kaip norit, bet linkiu surasti tiesą. Tos styles, tai nežinau, taip, aišku, clean, belė kaip clean ir šitas plytelės. Bet paprasti namukai irgi turi fainą vaibelį. Ar mes nuėjom iki Kaišiadorių galo, nuo vieno iki kito, vien kad pamatyti šitą tiltelį, jo. Ir ką? Ką tu padarysi? Čia dar pasirodo bus Kaišiadorių dvaras kažkoks. Įdomu, užsuksim, dar turim biškį laiko. Kiek galima? Čia intimus procesas. Iš tikrųjų, einam dabar iki Kaišiadorių galo. Kaišiadorių geležinkelio viaduks. Kaip čia aidas? Wow! Čia yra žydų senusios kapinės. Wow! Į vieną reikia užsukom į kažkokią čia poilsiavietę. Gulbė raunasi, eiktų. Raunasi? Ko? Eiktų, gengas. Nesiraukite. Turim nedaug laiko, tai aš šiandien ne-YouTubinsiu, o einu pavalgyti. Galit jūs man ramybės ir baterijos. Uodai kapoja Davis. Suksiu kratelį. Va, legendarinis mano. Grįžo, radau. Tai Davis turim 2 legendarinius. Jeigu kas nauja, nesusipažino, tai mano šaukštininkas legendarinis šaukštas ir legendarinis puodelis, toks tobulas iš šiukšlyno. Įsiploviau normaliai su peiriu, ten viskas čiki-piki, bam. Ir kasgi čia yra miksas, tiesiog aš turėjau ekstra maisto. Tai davai dabar pasišildau, čia yra kugelis, čia yra sūris, tu žiūrėk, išneku štai, čia yra šašlykas. Op! Va, kepa, mums labai. Reikia pašiltų nukepti. Turim natūralų dangtį, nenukebrytę. Viskas gyvenime tiesiog išsisprendžia, bet reikia kartais palaukti, reikia skantriai. Chef is cooking. You're cooked, man. Tu iškeptas. Durnizmas, ką tu darai? Reikia kartais palaukti, reikia... Va, radau staliuką, pavalgysiu. Ir mahakas, insulytis. Įdėmiai. Till it's cool. Nice. Tinklinio aikštelio net yra, paplūdimys. Sakau, nustebęs Lietuvos mažais miesteliais. Tiesiog
2 šašlykai liko. Išsidėsim namo. Einam prasiplauti, jeigu dasieksim krantą. Maždaug. Nice. Man greičio. Vargiam, judam. Reikia jau man pabėgti biškį. Suspėti traukinuką. Dabar juda šašlykiuką. Ir aš bėgu vėl. Privalau suspėti, nes neturiu kito bileto. Reikia suspėti. Išeis kaip išeis. Suksimės. Puikiai spėjom. Kokius 4 minutės bus likusios. Kaišėdoris nesitikėjau tokio nuotikio. Amazingi. Todėl tau čia motivatorius irgi išeik į lauką. Susiplanuok kažkokį mini adventure, kad ir mikro adventure vadinasi. Mini nuotykis. Savaitgalį, sekmadienį ar ten, kad ir valandą, kad ir 2. Išeik į parką, kurio niekada nesiplankęs, ar dar kažką. Susikurk savo užduočių. Gyvenimas įdomus. Ir mes grįžom, iš kur pradėjom. Tas planelis yra tiesiog toks ant bairio, kad turėtum ką veikti, bet vat ir buvo ir taip ką veikti. Antras Bruonis, pirmas kalas. Laiptukai dar laukia. Tai gal relax biški. O, čia braidų raštas. Gale tunelio šviesa. Ir mes vėl Kaune. Kaunas, nuostabu. Tikiuosi patiko videkas. Arba atsipūtėt bežiūrėdami, arba pasijuokėt, arba kilo kokių naujų idėjų, ką nuveikti. Ir džiaugiuosi, kad prisijungėt ir žiūrėt iki galo. O aš pabaigsiu kelionę. Jau jie užkarieniauja. Pareina, žiūrėkit. Ir mes susitiksim kitam video. Labą naktukas. Pažiūrėkit kitą videką, jeigu įdomu. Štai čia. Viso, čiau, grybukai ir braškutės.